Dajan Montagne. Vyskupas Schneideris. Rimtas Vatikano bendradarbiavimas su FSSPX reikštų modernistinio projekto pabaigos pradžią. Šaltinis: dajanemontagne.substack.com. Vyskupas Atanasiusas Schneideris paskelbė savo pirmąjį viešą pareiškimą nuo to laiko, kai Roma paskelbė, kad 6 FSSPX vyskupai patyrė automatinę ekskomuniką dėl Liepos 1 dienos Ekon įvykusios brolijos vyskupų konsekracijos, atliktos prieš popiežiaus Leono XIV valią. Jo ekscelencija buvo atviras diskusijų dėl konsekracijų dalyvis, todėl jo reakcijos į šių įvykių pasekmes buvo laukta su ypatingu susidomėjimu. Prieš kelis mėnesius jis nekartą maldavo popiežių Leono XIV suteikti FSSPX apaštališkąjį įgaliojimą, o neleisti, kad šis veiksmas vyktų be jo pritarimo. Ypač savo vasario 24 dienos broliškų kreipimusi, kuriame popiežius buvo raginamas veikti kaip tiltų statytojas ir įspėta apie tikrai nereikalingą ir skausmingą tolesnį susiskaldymą bažnyčioje. Naujame pareiškime, pavadintame Dilema tarp aiškaus katalikų tikėjimo vientisumo išsaugojimo ir kanoninio popiežiaus pripažinimo, visas tekstas pateikiamas žemiau. Vyskupas Schneideris teigia, kad FSSPX reikėjo pasirinkti tarp tragiško ir retai pasitaikančio sprendimo. Laikytis katalikų doktrinos, kokia ji visada buvo mokoma, arba užsitikrinti oficialų šventojo sosto pripažinimą. Jis apibūdina dabartinę situaciją kaip dilemą, su kuria bažnyčios istorijoje jau kartą susidūrė 4 amžiaus šventasis Atanazas iš Aleksandrijos. Kai popiežius Liberijus, spaudžiamas imperatoriaus, susivienijo su arijonų vyskupais ir pareikalavo, kad Atanazas padarytų tą patį, Atanazas atsisakė ir buvo ekskomunikuotas paties popiežiaus, apkaltinus jį bažnyčios taikos trikdymu. Pagalbinis Astanos, Kazakstanas vyskupas nepateikė galutinio Vatikano veiksmų vertinimo. Vietoj to jis, remdamasis šiuo istoriniu pavyzdžiu, siekia paaiškinti FSSPX sprendimo motyvus. Komentuodamas šiam žurnalistui, jo ekscelencija sakė: "Noriu pateikti įžvalgų gilesniai refleksijai apie dabartinę bažnyčios padėtį, taip pat istorinių pavyzdžių, kurie padės geriau suprasti dilemą, kurioje, kaip mano Šventojo Pijaus X brolyje, ji yra atsidūrusi." Savo pareiškime vyskupas Schneideris taip pat teigia, kad FSSPX toli gražu nekelia grėsmės bažnyčios vienybei, o atkakliai siekdama doktrininio ir liturginio aiškumo, teikia jai didžią paslaugą, turinčią istorinę vertę. Jo nuomone, ši paslauga galėtų turėti pasekmių visai bažnyčiai, jei tik Roma nuspręstų ją pripažinti. Jeigu šventasis sostas rimtai atsižvelgtų į šią FSSPX poziciją ir be to pripažintų objektyvius dviprasmiškumus tam tikrose Vatikano antrojo susirinkimo pareiškimuose bei naujųjų mišių apeigose, tai žymėtų modernistinio projekto bažnyčioje, kuris iš tiesų prasidėjo daugiau nei prieš 100 metų, pabaigos pradžią. Toliau pateikiamas vyskupo Atanazo Schneiderio pareiškimas. Dilema tarp aiškaus katalikų tikėjimo vientisumo išsaugojimo ir kanoninio popiežiaus pripažinimo, vyskupas Atanasiusas Schneideris. Verta prisiminti vieną istorinį atvejį, kai didis šventasis susidūrė su tokia dilema. Jis turėjo rinktis tarp aiškaus katalikų tikėjimo vientisumo išsaugojimo ir kanoninio popiežiaus pripažinimo. Ta šventasis buvo 4 amžiaus bažnyčios tėvas, šventasis Atanazas iš Aleksandrijos. 357 metais popiežius Liberijus, pasirašęs dviprasmišką tikėjimo formulę, kurioje buvo praleistas esminis doktrininis terminas vienos prigimties, įsakė šventajam Atanazui užmegzti bendrystę su arijonų ir pusiau arijonų vyskupais. Tais, su kuriais pats popiežius, spaudžiamas imperatoriaus, dėja buvo pripažinęs bendrystę. Šventasis Atanazas atsisakė paklusti popiežiui, dėl ko popiežius, remiantis šventojo Hilarijaus iš Poitiers ir kitų istorinių šaltinių liudijimais, jį ekskomunikavo, apkaltindamas jį bažnyčios taikos trikdymu. Nepaisydamas popiežiaus paskelbtos ekskomunikos,
šventasis Atanazas toliau valdė savo Aleksandrijos vyskupiją ir netgi rodė suprantantis apgailėtiną popiežiaus Liberijaus elgesį. Tačiau popiežiaus Liberijaus įpėdinis, šventasis Damazas, padėkojo šventajam Atanazijui ir tarėsi su juo dėl rytų vyskupų reikalų. Popiežius Liberijus buvo pirmasis popiežius, kuris nebuvo kanonizuotas, o Atanazas buvo ne tik kanonizuotas, bet ir paskelbtas bažnyčios mokytoju. Šiandien šventasis Atanazas pagal dabartinio kanonų teisės kodekso schizmos apibrėžimą būtų laikomas schizmatiku, nes jis atsisakė palaikyti bendrystę su kanoniškai pripažintais bažnyčios nariais, eretikais ir pusiau eretikais vyskupais, pavaldžiais popiežiui. 2026 m. Liepos 1 d. ECON, Šventojo Pijaus X draugijos FSSPX įvykdyti vyskupų šventimai taip pat yra šios retos dilemos pavyzdys. Kai reikia rinktis tarp katalikų tikėjimo, kaip jo per amžius mokė magisteriumas, aiškaus vientisumo išsaugojimo ir kanoninio popiežiaus pripažinimo, ši dilema aiškiai matoma sąlygose, kuriomis popiežius susiejo kanoninį FSSPX pripažinimą. Ji privalo priimti tam tikrus naujai įvestus doktrininius neaiškumus, kaip atsispindi kai kuriuose negalutiniuose Vatikano antrojo susirinkimo pastoraciniuose mokymuose ir tam tikrose posusirinkiminio magisterimo teiginiuose bei veiksmuose. Ir pripažinti ne tik naujųjų mišių apeigų galiojimą, bet ir jų teisingumą, teisėtumą, nepaisant jų doktrininio ir ritualinio miglotumo, žyminčio aišku lūžį su tradiciniu Romos apeigynu. Nagrinėjant šį sudėtingą klausimą, būtina išlaikyti blaivų požiūrį, išaiškinti terminologiją ir nepamiršti tikrojo bei galutinio bažnyčios tikslo ir didžiosios tradicijos. Juk ta tradicija siekia kur kas toliau nei pastarieji šimtmečiai ar dešimtmečiai. Tai darydami taip pat turime atsižvelgti į analogiškas situacijas, kilusias per didžiausias krizes bažnyčios istorijoje. Per pastaruosius šimtmečius bažnyčioje susiformavo dvi žalingos tendencijos, kurios lėmė siaurą realybės suvokimą. Tendencija traktuoti teisinį aspektą kaip beveik absoliutų, tai yra legalizmas, ir tendencija absoliutizuoti popiežiaus asmenį bei jam rodomą paklusnumą, tai yra papalizmas. Legalizmas tai yra griežtas įstatymo raidės laikymasis, ir papalizmas tai yra nediferencijuotas ir beveik absoliutus paklusnumas popiežiui, buvo iškelti aukščiau už būtinybę užtikrinti tikėjimo ir liturgijos aiškumą. Tačiau kiekvienos didelės doktrininės krizės bažnyčios istorijoje metu galiojo geležinė taisyklė – vengti bet kokios doktrininės dviprasmybės, kai buvo popiežiaus Honorijaus I atveju, kurio doktriniškai dviprasmiški laiškai, paskelbti kaip jo įprasto magisteriumo dalis, buvo griežtai pasmerkti vėlesnių popiežių ir 3 visuotinių susirinkimų. Nepaisant jo antrojo įpėdinio popiežiaus Jono IV bandymų taikyti tam tikrą tęstinumo hermeneutiką. Šiandien bažnyčioje plačiai teigiama, kad tarp paklusnumo popiežiui ir aiškaus tikėjimo grynumo išsaugojimo negali kilti sąžinės konflikto. Galiausiai tai reiškia, kad paklusnumas popiežiui vertinamas taip aukštai, jog laikoma geriau priimti dviprasmybės, tikėjimo ir liturginių apeigų klausimais, nei elgtis priešingai popiežiaus įsakymui. Net jei tas įsakymas yra tik žmogiškas ir gali būti klaidingas.
Be to susiformavo ir siauras bendrystės su popiežiumi ar su bažnyčia supratimas. Paklusnumas popiežiui laikomas neatsiejamu nuo bendrystės su bažnyčia. Tai kelia pavojų, kad paklusnumas popiežiui bus iškeltas į tą patį lygį, kaip ir paklusnumas Dievo apreiškimui. Taip pat reikia atskirti pozityvėją teisę. Tai yra bažnyčios žmogiškosios valdžios priimtus drausminius įstatymus, nuo dieviškosios teisės. Tai yra Dievo apreikštų tikėjimo tiesų. Niekas negali prieštarauti dieviškai teisei ir likti kataliku. Tačiau tikrai išskirtinėmis ir retomis aplinkybėmis katalikas gali būti sąžiningai priverstas elgtis priešingai pozityviajai teisei, būtent tam, kad liktų besąlygiškai ištikimas dieviškai teisei. Pačios sąvokos schizma ir paklusnumas dar nėra iki galo išaiškintos jų konkrečiame praktinėme taikyme. Kanonų teisės kodeksas 751 kanonas apibrėžia schizmą kaip atsisakymą paklusti aukščiausiajam pontifikui arba bendrystės su jam pavaldžiais bažnyčios nariais atmetimą. Iš tiesų, nesenoje bažnyčios istorijoje susiformavo labai siauras schizmos ir paklusnumo supratimas, pagal kurį materialus nepaklusnumas popiežiui, nepriklausomai nuo ketinimų, praktiškai prilyginamas formaliai schizmai. Taip pat reikia turėti omenyje formalios schizmos būseną, kuri reiškia principinį popiežiaus autoriteto atmetimą, sukuriant atskirą hierarchiją, kai buvo 1054 metais graikų ortodoksų bažnyčios atveju, o vėliau ir daugelio įvairių sedevakantistų grupių atvejais iki pat mūsų dienų. Tačiau negalima kalbėti apie formalios schizmos būseną, kol išlieka antgamtinis tikėjimas popiežiaus primato ir neklystamumo dogmomis. Taip pat noras gyventi konkrečiu paklusnumu popiežiaus autoritetui. Net jei dėl ypatingos krizės bažnyčioje, to kol kas neįmanoma visiškai įgyvendinti. Toks nepaprastas krizės bažnyčioje atvejis gali apimti laikiną pagrindinės popiežiaus tarnystės pareigos, aiškiai ginti ir skelbti katalikų tikėjimo ir liturgijos vientisumą, užtemdymą arba sustabdymą. Tas pats pasakytina ir apie sąvoką būti bendrystėje su popiežiumi. Labai ilgą laiką vyskupų šventimai vyko be tiesioginio popiežiaus įtraukimo, o atskiros bažnyčios ir pavieniai vyskupai savo bendrystę su juo išreiškė įvairiais būdais. Tik vėliau bažnyčios istorijoje popiežiai pareikalavo, kad kiekvieni vyskupų šventimai vyktų turint popiežiaus įgaliojimą. Tačiau net ir po šių pokyčių kanonų teisė neteisėtų vyskupų įšventinimų, tai yra atliktų prieš popiežiaus valią, nelaikė pažeidimais prieš bažnyčios vienybę, iš esmės schizmatiniais veiksmais ar savaime blogais. Net ir šiandien galiojančiame kanonų teisės kodekse neteisėti vyskupų įšventinimai įtraukti į pažeidimus susijusius su sakramentų šventimu arba klasifikuojami kaip pareigų uzurpavimo veiksmai. Iš tiesų, norma reikalaujanti popiežiaus įgaliojimo vyskupų konsekracijoms yra pozityviosios teisės, o ne dieviškosios teisės klausimas. Priešingu atveju šios normos būtų buvę laikomasi visos bažnyčios istorijos metu. Visada, visur ir visų be išimties. Žinoma, popiežiaus įgaliojimas vyskupų konsekracijoms paprastai yra būtinas ir buvo išmintingai nustatytas, siekiant geriau užtikrinti vyskupų hierarchinį paklusnumą popiežiui. Išskirtinį dabartinės krizės bažnyčioje pobūdį šiuo atveju atskleidžia tai, kad bendruomenė, kurios esminis bruožas
yra noras būti ištikimai popiežiui, o Šventojo Pijaus X draugija save tokia ir laiko, susiduria su tragišku pasirinkimu. Arba paklusti popiežiui ir dėl to būti priverstai priimti neaiškius ir neapibrėžtus doktrinos bei liturgijos aspektus, arba nepaklusti popiežiui labai svarbioje srityje, pavyzdžiui, vyskupų įšventinimo klausimu, turint vienintelį tikslą – išsaugoti priemones, leidžiančias perduoti tikėjimą ir liturgiją, visiškai nepakeistus, kaip tarnystė sielams, o kartu ir visai bažnyčiai, įskaitant pačią popiežystę. Taip pat negalima nepastebėti visos dabartinės bažnyčios krizės apimties, bet reikia į ją žiūrėti sąžiningai, atsekant jo šaknis. Šios šaknis glūdi tam tikrose neaiškiuose ir dviprasmiškuose Vatikano antrojo susirinkimo doktrininiuose teiginiuose, kurie per pastaruosius 60 metų sėjo sumaištį. Pavyzdžiui, doktrininis reliatyvizmas, kylantis iš ekumenizmo ir tarp religinio dialogo mokymo bei praktikos, kuris prisidėjo prie Jėzaus Kristaus ir jo bažnyčios kaip vienintelio kelio į išgelbėjimą unikalumo pakirtimo. Be to, kai kurie liturginės reformos, pasižyminčios protestantizmo tendencijomis, doktrininiai ir ritualiniai trūkumai užgožė mišių esminį aukojimo ir jų kristocentrinį pobūdį. Šventasis Jonas Henrikas Newmanas pateikė šią įspūdingą ir aktualią pastabą. Vyskupai, kai nemoko oficialiai ex cathedra, gali klysti, kaip kad matome, klydo IV amžiuje. Popiežius Liberijus galėjo pasirašyti Eusebijaus Arijaus formulę Sirmime, o vyskupų dauguma Ariminime, Rimini ar kitur. Tačiau nepaisant šios klaidos, jie vis tiek galėjo būti neklystantis savo ex cathedra sprendimuose. Arians of the 4th Century, Londonas, 1876, puslapis 464. Tai, ką prieš daugiau nei 50 metų pareiškė Regensburgo vyskupas monsinjoras Rudolfas Graberis, dar geriau apibūdina dabartinę bažnyčios padėtį. Tai, kas įvyko prieš daugiau nei 1600 metų, šiandien kartojasi, tačiau su 2 ar 3 skirtumais. Aleksandrija šiandien yra visa visuotinė bažnyčia, kurios stabilumas yra sukrėstas. O tai, kas tuomet buvo vykdoma fizinės jėgos ir žiaurumo priemonėmis, dabar perkeliama į kitą lygmenį. Tremtis pakeičiama išsiuntimu į tylą, kai žmogus ignoruojamas, o žudymas reputacijos žlugdymu. Athanasius and the Church of Our Time, Edinburgas, 1974, puslapis 23. Originalas Athanasius und die Kirche unserer Zeit, Abensbergas, 1973. FSSPX yra praktiškai vienintelė bendruomenė šiandieninėje bažnyčioje, kuri atvirai atkreipia dėmesį į akivaizdžius doktrininius neaiškumus tam tikrose Vatikano antrojo susirinkimo pareiškimuose ir naujųjų mišių apeigose, ragindama juos nedviprasmiškai išaiškinti ir, jei būtina, netgi pataisyti, laikantis nuolatinio bažnyčios magisteriumo. Tęstinumo hermeneutika arba reforma tęstinumo dvasia, požiūris, kuris savaime yra pagrįstas ir naudingas, taip pat gali tapti savotiškais tramdomaisiais marškiniais, kurie tik kosmetiškai uždengia žaizdas, padarytas doktrinos ir liturgijos dviprasmybių bei painiavos. Iš esmės, šventasis sostas reikalauja tam tikro ciklinio mąstymo, kad viskas yra tvarkoje, jei tik žmogus tai tvarkai suprasti,
deda pakankamai didelės intelektualinės pastangas. Iš tiesų, nepailstamai reikalaudama doktrininio ir liturginio aiškumo, FSSPX teikia didžiulę paslaugą visai bažnyčiai. Paslaugą turinčią istorinę vertę. Jei Šventasis Sostas rimtai vertintų šią SSPX poziciją ir be to pripažintų objektyvius dviprasmiškumus tam tikrose Vatikano antrojo susirinkimo pareiškimuose bei naujųjų mišių apologijose, tai reikštų modernistinio projekto bažnyčioje, kuris iš tiesų prasidėjo prieš daugiau nei 100 metų, pabaigos pradžią. Dabartinę krizę tarp Šventojo Sosto ir FSSPX taip pat galima iliustruoti tokiu palyginimu. Dideliame name kilo gaisras. Gaisrininkų viršininkas leidžia naudoti tik naujus gaisro gesinimo metodus, nors jie pasirodė esą mažiau veiksmingi nei seni išbandyti metodai ir įrankiai. Grupė gaisrininkų nepaiso šio įsakymo. Toliau naudoja išbandytus metodus ir netgi įdarbina naujus gaisrininkus. Visa tai daroma nepaisant gaisrininkų viršininko draudimo. Ir iš tiesų gaisras daugelyje vietų yra sustabdomas. Tačiau šie gaisrininkai yra laikomi nepaklusniais, schizmatikais ir už tai yra baudžiami. Tęsiant šį palyginimą. Dabar gaisrinės viršininkas priima į darbą tik tuos gaisrininkus, kurie pripažįsta naujuosius metodus ir laikosi naujų gaisrinės taisyklių. Tačiau atsižvelgiant į milžinišką gaisro mastą, beviltišką kovą su juo ir oficialių metodų nepakankamumą, kiti pagalbininkai, nepaisydami gaisrinės viršininko draudimo, nesavanaudiškai padeda, dalydamiesi įgūdžiais, žiniomis ir gerais ketinimais. Ir galiausiai padeda išgelbėti tą patį namą, kurį gaisrinės viršininkas taip stengiasi apsaugoti. Laikui bėgant, istorinės aplinkybės pasikeičia ir atsiranda naujas gaisrinės viršininkas. Tas, kuris pripažįsta nesėkmingus naujų gaisro gesinimo metodų padarinius. Jis ne tik suteikia leidimą vėl naudoti senuosius, išbandytus ir patikrintus metodus, bet ir pats tampa uoliu jų gynėju. Jis taip pat pripažįsta tų ugniagesių indėlį, kurie kadaise buvo nesuprasti, griežtai nubausti, laikomi atstumtaisiais ir pašalinti kaip maištininkai. Ir vėl priima juos į savo gretas. Galiausiai, kai tas didelis sukrėtimas praeina, paaiškėja, kad tai, kas anksčiau buvo pasmerkta kaip nepaklusnumas ir maištas, iš tikrųjų buvo nesavanaudiško atsidavimo veiksmas. Istorija vieną dieną atskleis, ar šie Šventojo Augustino žodžiai tinka apibūdinti dabartiniai situacijai su FSSPX. Dažnai dieviškoji apvaizda leidžia, kad net geri žmonės būtų išvaryti iš Kristaus bendruomenės dėl kūniškų žmonių sukeliamų neramumų ir maištų. Kai bažnyčios taikos labui jie kantriai ištvers tą įžeidimą ar skriaudą ir nebandys diegti naujovių, vedančių į ereziją ar schizmą, jie pamokys žmonės, kaip reikia tarnauti Dievui su tikru nusiteikimu ir didelę bei nuoširdžią meilę. Tokie žmonės ketina sugrįžti, kai sąmyšis nurims. Tačiau jei tai neleidžiama, nes audra tęsiasi, arba dėl jų sugrįžimo gali kilti dar smarkesnė audra, jie tvirtai laikosi savo tikslo siekti gėrio net tiems, kurie atsakingi už sąmyšius ir neramumus, dėl kurių jie buvo išvaryti. Jie nesudaro jokių atskirų slaptų draugijų, bet iki mirties gina ir savo liudijimu remia tikėjimą, kurį, kaip jie žino, skelbia katalikų bažnyčia. Šiuos tėvas, kuris mato slaptoje, slaptoje apvainikuoja. Atrodo, kad tai retas krikščionio tipas, tačiau pavyzdžių netrūksta. Taigi dieviškoji apvaizda naudoja įvairiausius žmonės,
kaip pavyzdžius sielų globai ir savo dvasinės tautos stiprinimui. De Vera Religione 6.2.11. Tai, ką šventasis Atanazas rašė savo broliams vyskupams visame pasaulyje nepaprastos tikėjimo krizės metu, tinka ir mūsų laikams. Bažnyčios kanonai ir dekretai buvo duoti ne šiais laikais, bet buvo teisingai ir tvirtai perduoti mums mūsų protėvių. Tikėjimas taip pat neprasidėjo šiais laikais, bet buvo perduotas mums iš Viešpaties per jo mokinius. Todėl, kad senovėje ir iki šių dienų bažnyčiose išsaugoti nuostatai nebūtų prarasti mūsų laikais ir kad mums patikėtas turtas nebūtų iš mūsų atimtas, pabuskite, broliai, kaip Dievo slėpinių tvarkytojai, matydami, kad dabar juos užgrobė svetimieji. Epistolė Enciklica 1. Dievas savo apvaizdą rašo tiesiomis eilutėmis net ir tada, kai iš grinai teisinės perspektyvos jos atrodo kreivos. Tegu jis suteikia, kad ši diena greitai ateitų. Džiaukime suspaudimuose ir sakykime, tikiu bažnyčios ir popiežystės neįveikiamumu. Ir tikiu, kad šventasis sostas vieną dieną vėl švies, kaip tiesos katedra prieš visą pasaulį. Svetainė katalikų-tradicija.lt. Pasauliečių tradicinių katalikų judėjimas Lietuvoje. Išsilaikome tik iš tikinčiųjų aukų. Jei norite paremti mūsų veiklą, nuorodas, kaip tai padaryti, rasite mūsų svetainėje.